Taigi, turbūt daug minčių ir emocijų. Aš turbūt jau 5. kartą žiūriu šitą filmą ir negaliu nei jo ramiai žiūrėti, nei daug jausmų yra. Iš tikrųjų, prašom jūsų komentarai, klausimai. Gal daugiau klausimų iš tikrųjų, mes turim puikią galimybę pakalbėti su filmo autorium. Prašom. Sakykit, prašau, ar šitą filmą negalima parodyti Europos parlamento nariams? Pamatyti, pažiūrėti, koks gyvenimas buvo mūsų Tarybų Sąjungoje. Na, iš tikrųjų, šis filmas jau buvo parodytas Europos parlamente 2008 metais ir jį iš tikrųjų net finansavo Europos parlamentas. Dar klausimų? Prašom. Vilius Maslauskas, nepaprastai dėkingas ponui Irvinui už tą istorijos etapo parodymą. Nežinau, ar tai tiktų, bet ko gero galėtų ši konferencija, tarpininkaujant galbūt, aš nežinau visų procedūrų, kreiptis į Nobelio premijos komitetą, kad poną Irviną pristatyti premijai už taiką. Juk įvardinimas ir kruviniausios praeities, ir leidimas suvokti visom Europos tautom, šiandien gyvenančiom, kad jų tėvai ir seneliai dalyvavo baisiam nusikaltime vienaip ar kitaip, turbūt nėra stipresnio ginklo už taiką, kai būtų toks. Tai aš nežinau, gal tai mano drastiškas pareiškimas, bet manyčiau, kad tai ir tuo pačiu dar labiau padarytų galimybę šiam filmą plačiau domėtis viso pasaulio visuomenė. Ačiū. Priėmam turbūt kaip komentarą. Dar klausimų? Prašom. Tarnys Aidas, Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija. Garsiai įsijungit. Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija. Šitą filmą aš savo 10-okam rodžiau. 7 klasės. Labai geras įtvirtinimas buvo. Per istorijos pamokas. 2 pamokas užėmė. Kontroliniai rezultatai buvo labai geri. Ačiū. Filmas yra pribloškiantis, aš jau 3. kartą žiūriu ir aš tik norėčiau paklausti, ar autoriui nebuvo žinoma apie Lietuvoje įvykdytus kariškių nusikaltimus kaip Červenėje, Pravieniškėse, Rainių žudynėse, kad čia nėra ne vieno, taip sakant, epizodo. Čia tik tai tiek toks pageidavimas. Tik taip. Taip, iš tikrųjų, filmas tęsiasi 1,5 valandos ir todėl mes negalėjome parodyti visko jame. Na, iš pradžių šis filmas iš tikrųjų buvo netgi 2 ar 3 valandų trukmės, kadangi mes turėjome tiek daug medžiagos, kurią norėjome įtraukti. Ir ten buvo Latvijos įvykiai, taip pat kai kurių kitų šalių įvykiai. Tačiau, žinoma, jūs negalite įtraukti visko į vieną filmą, dėja. Dėkuoju, tikrai jaudinantis filmas ir 2. kartą žiūriu, bet mane labai pribloškė tiesiog dokumentinės medžiagos gausa. Kiek laiko jūs kūrėte, kaip sekėsi sutelkti tokią, na, sakyčiau, turbūt sunkiai prieinamą medžiagą ir kaip jums pavyko tą autorinės teisės įteisinti? Pavyzdžiui, tokie ir autentiški žodžiai Trockio ir tie dokumentai slapti KGB ir SS bendradarbiavimo. Truputį apie tos filmo kūrimo užkulisius, jeigu galima. Ačiū. Altogether the film was made approximately 2 years. Filmas buvo kuriamas apie 2 metus. Aš surinkau, bet medžiagą aš rinkau apie 10 metų. Ir kaip jau pasakiau, didžioji dalis medžiagos, tame tarpe
apie Trotskį comes from Western archives, yra iš vakarų šalių archyvų, from Germany, iš Vokietijos, Bundesarchyvo, taip pat labai gera medžiaga iš Jungtinės karalystės. Ir ironiška, kad didžioji dalis šios medžiagos buvo prieinama vakarų šalyse jau 50 metų ir daugiau. Tačiau pasirodo niekas jos nerodė, niekas per daug nesidomėjo. Ir aš manau, tai buvo todėl, kad nebuvo intereso visą tai rodyti. Ir mano nuomonė, to intereso nebuvo dėl to, kad vakarų valstybės pačios kolaboravo su Sovietų sąjunga ir dėl to jos nenorėjo viso to parodyti, nenorėjo parodyti, kad sovietinis režimas buvo nusikalstamas, taip kaip nacių režimas. Aš nuoširdžiai dėkoju už parodytą filmą. Ir labai džiaugiuosi, kad mes senesnioji karta dabar pamatėme, kad ne mes esame paskutiniai, kuriems reikia teisingumo ir reikia jo atkūrimo. Ačiū Jums nuoširdžiausiai, Edvinai, ir ačiū Jums, ponas Rolandai. Labai džiaugiuosi sulaukus to filmo ir labai norėčiau, kad būtų padaryta kaip įmanoma daugiau kopijų ir išsiųsta į daugelį Europos institucijų. Nuoširdžiausiai dėkoju. Ačiū. Thank you very much. About the possibility to obtain the film. Na, dėl galimybės įsigyti šį filmą, jis yra įrašytas į DVD, jį galima nusipirkti amazon.com adresu, jį taip pat ir lietuvių kalba, matėte titrai, yra lietuviški ir kaip aš sakiau, jis buvo išverstas į 30 kalbų, jūs galite iš tikrųjų pasirinkti bet kurią kalbą, nusipirkti DVD ir pasirinkti bet kurią iš kalbų. Manau, kad tai yra taip pat patogus variantas ir dėl to gali būti parodytas daugelį vakarų valstybių. Norėčiau sužinoti, kaip istorikė, kaip buvusi istorijos mokytoja, ar reakcija į šį filmą, kaip jūs pradžioje sakėte, vakaruose reakcija buvo teigiama. Ar jūs turite kažkokią statistiką, kokių reakcijų šis filmas sukėlė įvairiose Europos šalyse ir šiaip pasaulyje? Na, iš tikrųjų, tos statistikos mes nesame surinkę. Na, o kalbant apie reakciją, žinoma, reakcija buvo skirtinga. Ir žinoma, nėra tos aiškios ribos, kad visiškai neigiamai buvo pažiūrėta Rusijoje, kad ne visiems rusams labai nepatiko, o Europoje visiems patiko. Tiesiog tokia bendra tendencija. Tačiau aš buvau šiek tiek nustebęs, kai aš perskaičiau komentarus internete. Filmas buvo įdėtas į internetą, jį ten įdėjo rusai, jis buvo transliuojamas rusų kalba. Turbūt tai padarė kažkokie entuziastai, aš ir nežinau iš tikrųjų, kas. Ir rusai paliko savo komentarus. Ir aš buvau nustebęs, kad beveik pusė šių komentarų buvo teigiami apie filmą. Ir manau, kad tai buvo daugiausiai jauni žmonės, kurie pateikė tokius komentarus ir tai teikia vilties, kad vis tik tai situacija Rusijoje nėra tokia jau bloga ir kad rusai, ypač jauni žmonės, galvoja apie šios dalykus.
o ne tik tai klauso propagandos, kuri šiuo metu jiems yra stumiama, tačiau masto galvoja patys ir jie gali mąstyti. Žodžiu, reakcija buvo skirtinga, žinoma. Oficiali reakcija, aišku, iš Rusijos pusės buvo neigiama, na, o kalbant apie vakarų šalių reakciją, ji buvo pozityvi ta prasme, kad daugelis žmonių pasakė, kad jie sužinojo labai daug naujų dalykų ir netgi Europos parlamento nariai ir darbuotojai, kur filmas buvo parodytas, kai kurie deputatai pasakė, kad jie niekada nežinojo, sakykime, nieko nežinojo apie Holodomorą Ukrainoje, ar kad tai buvo taip baisu. Ir manau, kad pagrindinis mūsų tikslas ir buvo suteikti žinių, ypač vakarų visuomenėms, apie šios dalykus. Ir aš manau ir tikiuosi, kad mums tikrai neblogai pavyko pasiekti šį tikslą. Jūs į Rusiją kreipėtės dėl archyvinės medžiagos ir koks buvo atsakymas, įdomu, dėl archyvų. Taip, mes buvome Rusijoje, kai filmavome šį filmą ir pirmą kartą ten nuvykome. Tai buvo padaryta ir tuo metu Rusijos archyvose mes nedirbom, mes tiesiog bandėme imti interviu žmonių, kalbinome žmonės. Ir vėliau mes paprašėme kai kurios medžiagos iš Rusijos archyvų, na, pavyzdžiui, iš televizijos archyvų, kur NKVD Gestapo susitarimas buvo filmuojamas, buvo pateikiamas ir jie iš tikrųjų nelabai norėjo bendradarbiauti, pasakė, kad jokių dokumentų apie tai jie neturi. Taigi didelio entuziazmo iš Rusijos pusės šiuo klausimu nebuvo. Kaip jūs pats, Edvinai, subrendote šiam filmui, tai brandaus žmogaus darbas. Ir matant jūs tokį pakankamai jauną ir brandų žmogų, kyla didžiulė pagarba jums. Papasakokite apie save, nesigėdydamas. Na, man 37, aš esu iš Latvijos, aš didžiąją dalį savo gyvenimo praleidau Sovietų Sąjungoje, gyvendama Sovietų Sąjungoje, dėl to žinau, kaip tai atrodė. Ir esu susipažinęs su sovietinė sistema ir tais baisumais, nusikaltimais. Tai man nebuvo paslaptis, kadangi mūsų šeimoje mes apie tai kalbėdavome. Na ir mano senelė man papasakojo labai daug dalykų. Ji pasakojo, kaip atėjo rusai, kaip prasidėjo okupacija. Ir visa tai, žinoma, labai skiriasi nuo to, ko mane mokė mokykloje. Ir aš pats turėjau spręsti, kuo tikėti. Ir žinoma, aš tikėjau savo giminaičiais. Taigi, atsakant jūsų klausimą, na, turbūt tai ateina iš šeimos. Iš tikrųjų, man padarė labai didelį įspūdį, aš beveik verkiau. Ir dabar norėčiau paklausti, po 10 tų tyrimų metų, medžiagos rinkimo metų, kokios temos jums yra pačios žinomiausios? Ir kaip jūs rinkotės, ką įtraukti į filmą ir ko ne, ir galbūt koks yra jūsų sekantis projektas?
Na, aš į filmą įtraukiau daug dalykų. Iš pradžių buvau įtraukęs daug daugiau, tačiau toliau turėjau nuspręsti, kadangi filmas buvo per ilgas ir man reikėjo kai ką pašalinti. Na ir aš manau, kad aš pašalinau daug dalykų, kurie galbūt kartojosi. Mes iš tikrųjų negalėjome į 1 valandos filmą įtraukti visų nusikaltimų, kurie buvo padaryti. Ir dėl to aš pasirinkau pavyzdžius, tipiškus pavyzdžius tų sovietinių nusikaltimų. Ir visa tai buvo parodyta šiame filme. Koks buvo kitas klausimas? The second question. You asked me one more question in the end. What is the most familiar topic? The most dear? Kokia tema jums pati brangiausia, pati geriausiai pažįstama? Aš manau, kad Ukrainos tema, Holodomoro tema, badmečio problema. Ir tai iš tikrųjų yra labai tragiškas puslapis, nes į jį buvo žiūrima pro pirštus, jis buvo ignoruojamas tiek Europoje, tiek pasaulyje. Ir būtent todėl aš maniau, kad jį reikia parodyti, reikia apie tai kalbėti. O dabar aš rengiu savo daktarinę disertaciją, kuri bus apie vakarų požiūrį į Ukrainos Holodomorą, būtent tuo metu, badmetį tuo metu. Aš manau, kad tai yra svarbi tema. Ir viskas, kas yra susijęs su mano šalimi, su Latvija, taip pat yra labai svarbu, kadangi moteris, kurios kalbėjo filme, Latvijos moteris, jos yra mano tautietės. Ir aš manau, kad jų istorijos taip pat yra labai reprezentatyvios. Atstovauja visus tuos, kurie kentėjo nuo sovietinio režimo, ne tik tai Latvijoje, bet taip pat ir kitose šalyse. Dar paskutinis klausimas. Gerbiamas Edvinai, po filmo apie Ukrainos Holodomorą būtų logiška, jeigu prisiliestumėte prie dar vienos labai svarbios temos. Tai yra Lietuvos partizanų, Lietuvos patriotų pasipriešinimo štai šitai tironijos atmosferai, štai tai baisiai raudonai imperijai. Mūsų patriotų pasaulis nežino ir nenori pripažinti, nenori žinoti, tapatindamas su tarptautiniu terorizmu ir panašiais dalykais. Kalbėti apie tai lyg ir nelabai šiuolaikiška kabutėse. Nežinau, kiek jūs susipažinęs su tą medžiagą, bet tai yra vienas didvyriškiausių Lietuvos istorijos puslapių ir pasaulis galėtų daug pasimokyti, žinodamas tai. Yes, I agree completely. Taip, aš visiškai su jumis sutinku. Ir manyčiau, kad ypač Lietuva, taip pat ir Latvija ir Estija turėjo tą pasipriešinimo judėjimą ir apie jį, žinoma, reikia pasakoti pasauliui. Aš mačiau keletą labai gerų dokumentinių filmų, ypač prisimenu vieną lietuvišką filmą apie pasipriešinimo judėjimą ir aš manau, kad jis tikrai, tai yra tikrai labai įspūdingas pasakojimas, istorija, apie ką reikėtų toliau kalbėti vakarams. Tačiau vienas dalykas yra pasakoti, o kitas dalykas yra, ar vakarai iš tikrųjų turi interesą, nori to klausytis. Tai vėlgi kitas klausimas. Tačiau iš esmės aš su jumis, žinoma, sutinku. Turbūt dar kartą padėkosime Edvinui. Gal mes jau tada, aš manau, bus galimybė prieiti, paklausti, pakalbėti individualiai. Tai manau, turbūt išsakysiu visų nuomonę
dėkodamas Edvinui už jo darbą ir manau, kad turbūt labai yra nelengva sukurti dar vieną filmą, kaip pirmas toksai filmas yra stiprus ir galingas, bet aš labai linkiu tiek Edvinui pranokti save, kažką sukurti dar stipresnio, įdomesnio istorinėmis temomis ir noriu palinkėti ir Lietuvos kūrėjams arba tiems, kurie kūrė tomis istorinėmis temomis, daugiau panašių filmų, nes jeigu mes kalbame apie viešąją nuomonę, viešąją opiniją, tai tokios konferencijos be galo yra gerai, bet jos yra orientuotos į pakankamai siaurą žmonių ratą, nors ir įvairiomis priemonėmis ta informacija yra paskleidžiama plačiau, tačiau rašytas žodis, dokumentiniai filmai, meniniai filmai, jie yra daug labiau prieinami plačiai auditorijai, jaunai kartai ir aš manau, kad esant daugiau panašių filmų kaip Edvino tarybinė pasaka arba kaip Vaidos Katinė, iš tikrųjų pakeis tą sustabarėjusi, truputėlį sąžinę užmiršusios vakarų Europos požiūrį. O ir mes patys, kaip čia buvo pasakyta konferencijoje, tiek iš Lietuvos pranešėjų, tiek ir iš pranešėjų iš užsienio, turbūt ir mūsų visuomenė dar ne viską padarė ir ne viskas nuveikta, kad tinkama ir teisinga atmintis būtų išsaugota ateities kartom apie tos tragiškus įvykius, kurie tikrai neturi niekada daugiau pasikartoti. Ačiū jam.